Su standeriai, kurie taip pat nusiteikia parodyti vieną kitą ekstremalų triuką. Bet prieš tai norėsis tikrai apdovanoti slalomą nugalėtojus. Štai čia yra tie 3 šaunuoliai, kurie parodė, kad ne tik moka važiuoti motociklu, bet dar ir moka šauniai apvažinėti slalomo trasas. Įdomu, kiek metų tenka vairuoti šios plieninius žirgus. Turbūt ne vieną ir ne du. Kągi, tai jau motobrolių klubo atstovas nori tiesiog dabar kviesti po vieną sportininkus, nes sportininkais galbūt nelabai jos galima vadinti, baikerius, jo kitokio sporto atstovai, nesvarbu. Tai kviečiame 3. vietos laimėtoją, Rimas Širvenskas. Rimai, su šitu gražuoliu motociklu šiandien tau pavyko iškovoti 3. vietą. Sveikinimai. Sveikinimai patys didžiausi iš organizatorių. Jonas Plenta, prekybos miestelio Urmas atstovas. Pasižiūrėk, ar yra. Parodė. 200 eurų, sveikinimai Rimai. 3. vietos laimėtojas. 2. vieta. Gražus tikrai pasirodymas. 24 sekundės 62 paskutinėme važiavime. Justinas Bareikis su Čioperiu. Justinai, kviečiame taip pat tave atkeliauti ant scenos, atsiimti pelnytų dovanų. Sveikinimai Justai. Na Justai, ir tas vokas į tavo rankas skaičiuojam ir žiūrim, ar tikri? Pakramtyt nenori pasižiūrėti? Justinas Bareikis, 3. vieta, 300 eurų. Šaunuolis Justai. Na ir kągi, tenka kviesti ant scenos šių varžybų nugalėtoją. Figūrinio važiavimo varžybų 1. vieta Jaroslav Judicki. 23,84 šimtosios. Jaroslav, lietuviškai suprantam? Pozdravляем! A lietuvis, atsiprašau, aš pagal vardą galvau, kad svečias. Jaroslav Judicki, 1. vieta. Ir tikrinam, ar voke viskas teisingai. 500 eurų. Jaroslav Judicki, 1. vietos laimėtojas. Vyrukai, bendra nuotrauka. Bendra nuotrauka atminimui. Šaunuoliai, ir sugrįžkite ant motociklų, dar taip pat norės fotografai jūs įamžinti. Nu, dabar, gerbėmieji, visi, kurie yra susirinkę prie trasos, jūsų dėmesiui šiek tiek kitokie vaizdai prekybos miestelyje Urmas. Mes turime 2 standerius, kurie mums šiandien yra pažadėję nerealiai gražią ir nerealiai ekstremalią programą. Vienas iš jų tai yra Irmantas Gecevičius, Stunt Riding 6K Hero Cup 2. vietos laimėtojas. Pasižiūrėkite, berniukai ir mergaitės, ką galima išdarinėti važiuojant 2 ratais. Wow! Bet tikrai gražu, sutikite. Atsistojus ant motociklo važiuoti lengviau nei atsisėdus.
Kolektyvas pabandom užvesti standerius dar vienam kokiam nors gražiam pasirodymui, kokiam nors triukui, savo plojimais.
Stenderiai. Na, dar vieną kokį. Ir tai turėtų būti bučinys. Buvo jau! Super! Bravo! Na, kiek žinau, čia dar turėtų būti tikrai ne viskas. Šitas bičiulis vardu Irmantas, jis mums dar parodė šiandien ne vieną gražų pasirodymą. Dar turėtumėm išvysti turbūt ir kartingą motociklą. Paplojam, tikrai nerealiai geras triukas. Mes dar tokio gyvenime tikrai nesumatęs. Kad jis vienas tokius cirkus ištarinėja, tai jo, bet kad paną užsidėjęs ant bako. Gerai, mergaitė, matau, jau šalmą mauna ant vinies, bent jau šiame pasirodyme. O dabar į trasą, gerbėmėjai, išvažiuoja tikras Harley Davidson motociklas. Įsivaizduokite, koks sukimo momentas. Ir dabar čia išvysime dar kažko to, ko nematė. Paplokime Irmantui! Show me the source of the light, I'm becoming affected. Seeing the blue is what I have detected. Feeling again in the light, it's a shining reflected. Love injected, love injected.
Kolektyvas, kol jūs stebite standerių pasirodymą, prie manęs atkeliavo prekybos miestelio Urmas atstovas Jonas. Ir šiuo metu, gerbėmieji, mes ištrauksime 100 laimingųjų. 100 laimingųjų, ar ne, kurie šiandien nemokamai keliaus į baikerių naktų vakarinę dalį. Na ir pradeda pirmieji 10 bilietų. Tai yra serijos numeriai. Dėmesio, visi tie, kurie pirkote bilietus šiandien va čia, dieninėje dalyje į vakarinį pasirodymą, įsitraukite savo bilietus iš kišenių ir kartu tikrinkite, ar jūs kartais nelaimėjate. O serijos numeris yra toks: 0, 1, 4, 0, 0, 1, 4, 9 ir bet koks skaičius. Pas ką yra toksai numeriukas? Gerai, bet kokiu atveju, aš pasirašau, Jonai, galbūt iš karto, kad nebūtų klaidų. 0, 1, 4, 0, 0, 1, 4, 9 ir bet koks skaičius. Serija netokia. Tai dabar galit piešti nuliukus visokius ant savo bilietų kaip telelato. Esmė yra tokia, kad laimėjo dabar 10 bilietų, kurių serijos numeriai yra nuo 140 iki 149. 10 bilietų. Matau, jau kažkas labai patenkinti. Gerai, toliau. Dar viena serija. Nuo 40 iki 49. Pas ką yra tokių bilietų? Pakelkit rankas. Va čia patenkinti veidai, liuks. Tuoj pat rašausi. Nuo 40 iki 49. Dar vienas raukimas. Oho, kad pavarėm. Nuo 1 iki 9. Pas ką paratiniai numeriai? Nuo 1 iki 9. Toliau dar vienas raukimas. Nuo 80 iki 89. Serijos numeriai nuo 80 iki 89. У кого есть билеты с номерами от 80 до 89? Вы халявы ходите на вечерную. Toliau, nuo 110 iki kiek? Iki 119. Pas ką yra bilietų nuo 110 iki 119? Na, bet kokiu atveju, pas ką kišeniai tokie bilietai, jūs taip pat nemokamai einate į vakarinę dalį, jums bus grąžinti pinigai. Dar vienas traukimas. Nuo 60 iki 69. Pas ką tame tarpe yra bilietų serijos numeriai? Bilietų duoda dūmų. Beje, bilietus grąžinsime čia prie scenos, prie šito naujo Nissan Qashqai automobilio. Dar vienas ištrauktas bilietėlis yra nuo 30 iki 39. Serijos numeriai. Nuo 30 iki 39 taip pat atgaus pinigus už bilietus į vakarinę dalį. Dar vienas laimingas bilietėlis nuo 100.